Kiekviename mieste yra vietų, kurių neišvysi atvirutėse. Čia gyvenimas teka tyliai, tarp betono, grafičių ir nakties, tarp vakar ir rytoj. Čia jauni žmonės ieško savęs, bando įveikti sudėtingą paauglystės etapą, suprasti, kas jie yra. Gatvė gali duoti daug laisvės, kūrybiškumo, drąsos, bet ji gali pasiūlyti ir greitus sprendimus, kurių pasekmės pasivėja tik vėliau. 3 moterys ilgus metus dirbusios su jaunimu suprato, kad vis dar yra jaunimo, kuris paauglystės laikotarpiu lieka visuomenės paraštėse. Taip ir gimė organizacija 4 mm. Jos tikslas pasiekti tuos, kurie neranda būdų įsilieti į bendruomenę. Tai man atrodo, kad dažnas jaunuolis neranda erdvės, kur būti. Neranda, kur gali savo būdu įsitraukti. Aš jaučiu irgi, kad labai viskas vyksta greitai, visko daug, viskas produktyviai, viskas, kad būtų fainai, gerai, gražiai. Ir jeigu aš esu truputėlį destruktyvesnis, arba negaliu įsitraukti tokiu būdu, kokiu reikia, tada aš ir liktai neturiu erdvės. Yra jaunimo centrai kaip alternatyva kažkokia, kur jauni žmonės gali ateiti, būti, bet jų yra viena vertus, yra žiauriai nedaug. Kita vertus, ne visiems irgi ta forma yra tinkama, kitiems tiesiog fainai būti su draugais gatvėje, leisti laiką. Tada juos išvaro iš vieno kampo, tada jie eina į kitą kampą. Nes jeigu aš neturiu būdų, įrankių, finansų įsitraukti tai, kas yra, egzistuoja, tada lieku aš kieme. Pirmieji organizacijos žingsniai – darbas gatvėje su jaunimu ir mažos iniciatyvos. Greta to, iniciatyvios moteris sukuria ir stovyklą jaunimui patrauklių pavadinimų – Normali stovkė. Ne tik pramogai, bet ir tam, kad kiekvienas galėtų augti, pažinti save ir kitus. Čia svarbiausia ne graži forma, o mokymasis kurti santykį. Normali stovkė yra normali stovykla, kurioje jauni žmonės šiaip tai mokosi būti kartu. Man atrodo, čia yra šiaip kertinis momentas. Aš kai ir, pavyzdžiui, į mainus, jeigu renkamės, irgi žiūriu, kad būtų tas svarbus leitmotyvas, kad ne tai, kad mes darom vieną apie temą kažką, bet ir kad mes mokomės matyti vieni kitus. Tai Normali stovkė irgi buvo labai daug apie bendradarbiavimą. Tai komandinė, žinoma, užduotis, pažinimo vienas kito užduotis, konfliktų įvairių sprendimai, tam tikrų iššūkių išbandymas arba dviese, ar didesnėse grupelės, arba visoje dideliai grupiai. Tai man atrodo labai apie tai, nes kai kurie jaunuoliai ir tikrai nemažai sakė, čia mes tiek daug bendravom, kaip niekur kitur, nes jiems tas yra būna nauja, kad mes čia tiek turim tos erdvės kalbėtis. Ir šiaip kalbėjomės apie daug ir nepatogių dalykų, kad kažkas nedaro, ką reikia daryti, ką kiti tikisi, kad bus daroma ar ne visos grupės, tada kyla konfliktas, nesutarimai, mokomės juos spręsti, kažkaip nebėgti nuo jų, tai tokie bendražmogiški dalykai, iš tikrųjų. Šiaip pats metodologinė prasme, tai pats pikas yra turbūt žygis visos dienos, kurie turi kartu jau organizuotis, tam pasidaryti valgyti, tam tikras užduotis atlikti, eiti kartu. Ir tas sukelia jau tokių visokių problemų, kurie turi jas spręsti ir paskui mes apie jas kalbam. Tai toks bendravimas ir bendradarbiavimas. Mokantis kurti santykį gali kilti ir konfliktų, tačiau jie tampa įrankiu pažinti save, pamatyti kito ribas ir suprasti, kad pasaulis daug sudėtingesnis nei atrodė iki šiol. Mes turėjom tokį vieną didelį konfliktą, nes kai yra stovyklos, į kurias galima nemokamai registruotis, tai nėra jokio filtro, iš esmės mes nedarom jokios atrankos, tai jaunuoliai gali būti įvairūs. Ir susiklosti tokia situacija, kad vienoje stovykloje mes turėjom iš tikrųjų dviejų, galima sakyti, tam tikrų socialinių grupių, sakykime, takoskyrą. Tie jaunuoliai matėsi vertybiškai yra oponuojantis vieni kitiem. O jie turėjo ar ne daryti kartu užduotis ir būti vienoje erdvėje ir dalintis ar ne bendrais dalykais. Ir galiausiai vyko didžiulis konfliktas, nes žygio metu matėsi, kad viena grupė pradeda tiesiog protestuoti tam tikrą prasme. Ir mes turėjom didžiulį tokį pokalbį, kurio metu kolegė Ugnė ir paprašė, sako, prašau dabar pabandyti įsijausti, kodėl jūs galvojat, kad kita grupė taip elgiasi, kaip jie elgiasi, ar ne? Ir jie tikrai turėjo palikti
visas kažkas iš ankstinės nuostas, bet tiesiog panaudoti empatijos raumenį, suprasti, kodėl jie taip gali elgtis. Ir rezultate iš tikrųjų kai kurie tikrai labai suprato, kad patys atpažino savyje, kad, pavyzdžiui, teisia kitus, kad vertina, ar ne? Ir man atrodo, šia prasme, tai yra puikia galimybė iš tikrųjų pamatyti ir save truputėlį kritiškai ir pamatyti, kiek mes iš tikrųjų kitus žmonės sudedam į lentynas ir tada atitinkamai elgiamės. Tai čia, man atrodo, yra labai svarbus tokios socialinės įtraukties ugdymo momentas. Tai man gal jis labiausiai įkvėpė, toksai labai buvo stiprus emociškai ir patiems jaunuoliam, man atrodo, išgyvenimus ir jie po to konflikto ir tos rezoliucijos galiausiai vis tiek leidom laiką kartu, jau truputėlį atskiriau, bet erdvėj, kur nėra to pykčio, ar ne, kad kažkaip įvardinti dalykai ir mes būnam su jais kartu. Tai man tas buvo labai gražu. Ką mes kažkaip ir milimetruose taip stengiamės, man atrodo, ir nuo pradžių, kad net ir kai tas stovyklas darėm, nes pagal finansavimą mes galėtume daryti irgi tam tikras vietas nemokamas, tam tikras mokamas, tų, kurie gali prisidėti. Bet mūsų irgi tokia vertybinė buvo laikysena, kad mes darom nemokamą visiems. Vien tai, kad nestigmatizuoti tų, kurie galbūt turi mažiau finansinių galimybių, bet to pačiu, tai yra irgi kažkas apie tai, kad nesvarbu, iš kokių aplinkų mes atėjome, mes visi galim ant to pačio pagrindo susitikti ir tada keliauti savo žingsniais, kokiais mes mokam, bet ta prasme, kad tas kažkaip mūsų neatskiria. Tai man atrodo, tas irgi kurti atviras galimybės visiems jaunuoliams susitikti, nes jie irgi per tai mokosi ir tai yra jų visuomenė, kuri augs kartu su jais, kurie ateis į darbus, balsuos, spręs tą ateitį. Tai man atrodo, čia toks irgi yra labai svarbu kažkaip neatskirti ir neužsidaryti tik tai tam tokiam burbale, kad mes čia tik su sunkumus patiriančiais, nes gatvėje tu irgi gauni visą paletę, mes dėmesį paskirstom galbūt skirtingai, kam reikia daugiau, kam reikia mažiau, bet mes visai sakom, kad esame atviri su visais susipažinti ir vesti visiems, kam reikia. Tai kažkaip apie tai. Nuo pat pirmų akimirkų 4 mm organizacijos įkūrėjų akys krypo į paauglystę, laiką, kai žmogus dar tik mokosi suprasti save, savo jausmus ir ribas. Tai jautrus, trapus ir labai reikšmingas tarpsnis. Laikas, kuriame itin svarbu turėti palaikymą ir kartais užtenka vieno suaugusio, kuris neperspaudžia ir nesmerkia. Mes neatsispyrėm nuo šito kažkokios labai konkrečios, kad jaunas žmogus gatvėje, ne apie tai truputėlį, bet apie tai, kad apskritai jaunam žmogui yra sunku. Aš tampu suaugęs, aš turiu pasirinkti labai daug dalykų, aš turiu susitaikyti su savo kūnu, jį priimti, kad ir kaip jisai keistųsi, mano hormonai keičiasi, aš nežinau, kas su manim darosi. Ten mokytojai gal manęs nesupranta, tėvai nesupranta, pasaulis visas nesupranta, ir čia tik tai tada liktai aš tą kurdama santykį su draugais ir noriu būti prie chebros ir kartu noriu būti labai išskirtinis, labai daug dalykų vyksta su jaunu žmogum. Ir tada, jeigu tu turi šeimą, artimąjį, whatever, kažką, kas tau padeda tai išgyventi, priimti, suprasti, išbūna, su tuo, šiaip paauglystė, sako, nesunkus metas ir tėvam, ir vaikam, bet jeigu aš turiu kažkokį artimąjį, konstruktyvą, kuris gali man padėti išbūti, tai tikėtina, kad viskas kažkaip, ten išgyvensiu ir praeis, Bet jeigu aš neturiu nei namie, nei mokykloje, nei ten senelių, to suaugusio, kuris man gal kartais padėtų tas ribas atpažinti savo, padėtų ne tai, kad nedaryti dalykų, bet padarius suprasti, ką padariau ir kodėl aš tai padariau, tokį, jo saugų kažkokį suaugusį, kuris mane, to negalima, bet, padėtų man mąstyti, suprasti, pažinti, priimti, leisdamas daryti tam tikrą prasme klaidas, kažkokias tai, tada, lyg tai toks substitutas, pasidarai to suaugusio žmogaus, kurio galbūt aplinkoje nėra. Ir tų suaugusių žmonių yra visur, yra mokykloje gali juo būti, gali būti jaunimo centre. Jeigu šnekant apie gatvę, tai tikriausiai tiem žmonėm, kurie daugiausiai laiko leidžia su savo ten bendraamžiais, tai jie galimai neturi to, suaugusio žmogaus, kuris padėtų išgyventi šitą laikotarpį, jį suprasti ir priimti. Tai turbūt apie tai. Ir tas supratimas, kad šito reikia, tai gal neatėjo kažkaip kaip nušvitimas, aš jaučiu, kad taip aš ten 15 metų darbę su jaunimu, prieš tai kitoj nevyriausybinėje organizacijai, irgi dirbu ir mes visas ateinam jau iš to lauko, tik tais, kad kažkaip gyvenimai taip tekant pakeitėm organizacijas, kažkaip nuėjom gal daugiau į tokį lydėjimą jaunimo darbuotojų, ar ten konsultavimą.
bet, vis tiek kažkaip norisi tokį tą santykį su jaunu žmogum palydėti, ane, ir vis tiek tas paslaugas kurti. Nepaisant to, kad jų vis daugėja, jų tikrai negana, ane, ir čia mes tikrai galime ar apie Stofkę šnekėti, ar apie darbą gatvėje, ar apie dar kažkokias iniciatyvas. Vos 2 metus gyvuojanti iniciatyva 4 mm auga mažais, bet sąmoningai žingsniais. Darbas gatvėje ir nedidelės veiklos leidžia pažinti jaunus žmonės iš arti. Ne iš statistikos, o iš kasdienybės. Kiekvienas susitikimas, kiekvienas pokalbis, kiekviena stovykla padeda suprasti, ko jiems iš tikrųjų reikia. Kažkuria prasme, žmonės natūraliai, ir čia yra geras šiaip dalykas, kad jie leidžia laiką gatvėje. Dėl to, kad tai yra toks bendruomenės susibūrimo erdvės, viešos erdvės yra tam pritaikytos, kad mes susipažintume, susitiktume, būtume. Tik yra momentas, kad vieni, pavyzdžiui, vaikai, jauni žmonės, ne paaugliai, jie pradeda leisti ilgesnį laiką savo laisvo laiko arba kartais ir kito laiko, ne apskritai iš dienos gatvėje. Net kartais jos gali sutikti nuo ryto iki, 9 arba 10 vakaro. Tada pradeda kilti klausimas, net, pavyzdžiui, net ir lietui lyjant arba kai šalta, kodėl galbūt jis, nėra kažkur kitur, net kartais nepatogu, ir man kaip gatvės darbuotojai kartais nėra patogu būti gatvėje arba dirbti gatvėje, nes būna šalta, šlapia, tu nori nueiti tūliką, nebūtinai yra kur, neturi jeigu vandens. Tai ir tada tas kilo klausimas, kodėl jie ten yra. Tai tikriausiai, iš to yra sunku, kažkokių patiria sunkumą, savo gyvenimo arba iššūkių situacijoje. Ir kažkuria prasme, irgi atsiranda iš to natūralus, man atrodo, ir tas paauglystės momentas, kad, tu nori bandyti ribas, patirti save, kurti savo identitetą. Kur tu tą gali daryti, tai yra tokioji laisvė, ne? Ir gatvė kažkokia prasme, mums teikia tą laisvę, bandyti kažką, išbandyti ribas, kartais į tą, irgi, kaip sako, tam tikrų procentų truputį nusikalsti, irgi yra kažkoks toks patyrimas, jis nebūtinai gali būti negatyvus iš karto, ar klijuojantis etiketę, tai gatvė sukuria tam. Tik tai bėda yra ta, kad kai nėra šalia suaugusių žmonių, kur dažnai jauni žmonės nuo jų bando atsiriboti, jeigu tie jauni, esantys suaugę neleidžia jiems, bandyti arba kartu patirti ir tame nepalaiko, tai tada jie išeina kažkur kitur, ir labiau tada slapsis ir tada atsiranda daugiau iššūkių dėl to, kad, tiesiog kaip ir bet kam, čia yra visokių rizikų, atsiranda, tu gali būti trauktas į organizuotą nusikalstamumą, kažkokias gaujos veiklas, tu gali, pradėti vartoti, galbūt greičiau, nes tau yra lengviau kažkokie dalykai pasiekiami. O galbūt iš tiesų ir tų situacijų, kur tiesiog, tau namie yra nesaugu būti. Ir tada, tie žmonės atsiranda ten, kur yra prieinama, o prieinama yra gatvė, nes jinai visiems yra atvira, ir tada jie susiranda savo erdves ir jie susikuria, Mes galim kartais matyti pro kiemus prieinant bromuose, tu kartais matai sutalpintus, foteliukus, kažkokius išmestus, ir kartais gal mums kyla mintis, kad, gal čia žmonės, kurie gyvena gatvė, bet labai dažnai tai yra jauni žmonės, kurie susikuria tam tikras bazės savo tokias ir jose leidžia laiką, tik tai tada, aišku, kyla klausimas, ką mes, kaip visuomenė, tada nesukuriam jiem tų saugių erdvių, kurie irgi gali būti su savo draugais be kažkokių spec reikalavimų. Nes dažnai kažkur yra kažkokie tokie, kaip jie vadinami, barjerai, arba tu gali kažką duoti, arba atitikti kažką, kad turėtum tavo tokią erdvę. Tai aš manau, kad tų priežasčių yra ir gerų, nebūtinai tai yra, kad tu leidi laiką gatvėj, bet yra tikrai labai didelė dalis, tų, kurie yra tokie, mes kartais vadinam nematomi sistemos, vadinasi, apie juos galbūt niekas nežino, nes mano darbo praktikoje aš sutikau ir, pavyzdžiui, 15-mečių, kurie šiaip turėtų būti švietimo įstaigoje, mokykloje ir jie, pavyzdžiui, pusę metų nėra niekur. Ir niekas nežino, kad jis nesimoko, Ir tada aš galvoju, jeigu aš neišeičiau gatvės, pažinsiu su to žmogum ir su to jauna mergina, aš tai niekas net nežinotų, Ir galbūt jinai taip iki 18 metų nebūtų jokios iš vis švietimo įstaigos pabaigus ir po to, tikriausiai jos gyvenimas nebūtų labai paprastas, dėl to, kad ir be išsilavinimo ir su darbo radimu ir panašiai. Tai iš tiesų yra ir tos dalies, kuriam iš tiesų turi labai didelių sunkumų. Ugnė atvira. Gatvės darbuotojo darbas nėra lengvas. Čia nėra greitų rezultatų, greitų išvadų ar greitų pokyčių. Su jaunais žmonėmis ryšys kuriamas lėtai, per nuolatinį buvimą šalia, per paprastą labas šiandien, rytoj ir dar po savaitės. Kartais prireikia mėnesių, kol jaunuolis leidžia būti arčiau, bet būtent tame lėtume ir gimsta pasitikėjimas.
irgi natūraliai man išeinant į gatvę kaip darbuotojai, nu, nėra taip, kad kažkas manęs ten iš karto, vat, ypač pradžios etape laukia, ne? Vėliau jau, kai tu supažįsti, jie žino, tada ateina kažkas labai tikslingai nori tave sutikti. Bet pradžioje tikrai tas toks yra, nu, ir nejaukumo, ir pačiam, ne? Man dažnai sako, ką tu ten eini ir kabinėjęs prie tų žmonių, nes taip atrodo iš išorės. Ir pradžioj, nu, tas tikrai yra toks irgi pačiam perlipti per save prieiti. Ir atsimenu, buvo ten toks soliukas tokiam parke Šilainiuose ir ten irgi sėdėjo tokie bahuriukai ir jie ten, nu, kokių 15-16 metų taip atrodė, ten valgė siemkes, biški ten ta kalba tokia irgi buvo, kažką telefonas ir tikrai jie taip atrodė, nežinau, nesuper nusiteikę galbūt, ir aš taip praėjau, pirmą galvoju, nu, bet reikia juos užkalbinti ir tada grįžau atgal ir tas atėjau sveiki ir iš karto jie toks, kas nutiko, nu, vat, su tokiu, kad čia tarsi, nu, vat, pirma jų reakcija buvo, kad jie gal kažką, nežinau, tarsi pridirbo arba kažką jau čia reikia pasiteisinti dėl kažko. Ir tada aš priejau ir pasakiau, kas aš esu, kad aš esu gatvės jaunimo darbuotoja, ir kad aš noriu tik susipažinti ir apie save pranešti. Nu, ir jie buvo super mandagus ir atrodo, praeičiau, aš galvočiau, nu, jie čia kažkaip, aš galvoju, gal bandys mano ribas, čia kažką juokaus, kas čia per darbas, bet jie taip maloniai, nu, tokie super mandagumo buvo, kur atrodo nesitikėtum iš to pirmo žvilgsnio, kur atrodo, o čia tokie va, spjaudosi, sėdė, ne, ir čia toks iššūkis galbūt bus, bet iš tiesų buvo tokie, nu, va, super jau tokie iščiusti taip mandagus ir viską pašnekėjo ir kalbino, čia tik pabūkit. Bet tikriausiai, nu, tas pirmas susitikimas iš jų nieko nesitikiu. Nu, vat, ir tas gatvėje labai moko, nu, eiti su žingsneliais, ne, tam organizacijos, aš galvoju, toks irgi pavadinimas milimetrai, ne, ir 4 milimetrai, tai kad viskas pamažu, tai vat gatvėje, nu, neįmanoma iš esmės, nu, dirbti šokant, aš sakyčiau, tokiais dideliais žingsniais arba šuoliais. Tai prieini nuo to, kad aš prieinu susipažinti, ne, aš iš jų nieko nenoriu. Šiam nieko, kartais gali būti, kad aš galiu kažką pasiūlyti, bet šiaip pirmam kontakte aš tiesiog ateinu susipažinti, aš paklausiu, ar viskas ok, jeigu aš patrukdysiu ir kartais, jeigu būna, pavyzdžiui, didesnė chebra, būna įvairių reakcijų, kažkas sako gerai, kažkas sako ne ir tada irgi labai svarbu, kad kartais tą ne gerbti, kartais pro jį reikia išbūti, tą ne, bet tada iš esmės, kad tu pasakai, kas tu esi ir ta, nu, yra ir tam tikra, ne, ir ta metodika visa, kad pirmas kontaktas dažniausiai netrunka labai ilgai, ne, kad irgi neužsisėsti ir tokia, kaip sakyti, nu, tu kaip svečias, jeigu ateini, ne, ten nepuoli iš karto į namus šaldytuvą ar spinteles, tu atsėdi, lauki, nežinau, ar tau pasiūlys arbatos, ar pakvies pabūti ilgiau, ar pakvies užeiti, tai labai panašiai, aš manau, tas yra tokiam pagarbiam santykė, kad aš iš jų nieko nenoriu, aš nieko neteinu jam kažko sakyti, aš noriu tiesiog susipažinti ir kad jie žinotų, kad yra tokie gatvės darbuotojai, kad aš čia būnu, aš ateisiu ir kad aš kitą kartą ateisiu vėl pasisveikinti. Ko vat irgi svarbus tas tęstinumas, kad jisai neįvyksta procesas iš karto, ne, kad jisai iš esmės kartais jie tiesiog žino, kad aš esu. Ir galbūt dabar to jaunuolio arba jauno arba augančio vaiko gyvenime viskas yra pakankamai tvarkoje, nežinau, jisai niekom neturi kažkokių iššūkių ar kažkokių temų arba turi saugus suaugusius, su kuriais gali kalbėtis, bet galbūt šiaip tokia diena, kuriam tada vat atrodys, kad nu gerai, va čia va tokia vaikščia ir aš žinau, pagalvojau, va čia man galbūt įdomu, ne, ir gal galiu va su ja apie tai pasikalbėti. Tai vat iš esmės, nu, vat apie tą tokį buvimą šalia žmonių, kad ne jam dar reikėtų jaunam žmogui sukt galvą, kur čia rasti, ką čia pakalbint, bet kad mes esam čia ir tokia, nu, vat rūpinamės, ne, nu, vat irgi jais. Kuriant tokią iniciatyvą, iššūkių netrūksta. Ne tik dėl finansų ar resursų. Didžiausias iššūkis dažnai slypi visuomenėje. Mes vis dar nemokame priimti jauno žmogaus, kuris bando įveikti bene sudėtingiausią savo gyvenimo etapą – paauglystę, laikotarpį, kai viskas kinta – kūnas, santykiai, jausmai, tapatybė. Lengva teisti, lengva pasakyti susitvarkyk, bet užaugti nėra taip paprasta. Šiuo laikotarpiu labai reikia, kad šalia būtų kas nors, kas neįsižada, nepameta ir nepleidžia po pirmo sunkumo. Nu, iššūkiai tai labai įvairūs. Iššūkiai, aišku, yra užtikrinti veiklų nuoseklumą, nu, finansinė prasme, ne čia klasika yra, todėl, kad kai esi nevyriausybinė organizacija, tai turi tikrai labai smarkiai padirbėti, kad būtų galima veikti viską, ko reikia, ar ne, ypač ad hoc, jeigu yra kažkokių situacijų, kur tu matai poreikį, reikia šitą veiklą daryti, bet, pavyzdžiui, nėra projekte, ar ne, nu, kaip pavyzdys. Tai čia gal toksai iššūkis, o kalbant apie pačius jaunuolius, tai man atrodo, jie kažkaip nėra patys jie joks iššūkis. Iš tikrųjų, tai mūsų gal suaugusių žmonių bendradarbiavimas ir bendruomenės įsitraukimas yra didesnis iššūkis iš tikrųjų šitam darbe.
supratimo tokio trūkumas, ar ne, apie ką tie jauni žmonės, jų priėmimo. Aš labai stebiuosi, kaip jaunuoliai, jeigu tu su jais kuri tokį, lygiavertį santykį, jie būna tokie nustebę kartais, kaip čia suaugęs žmogus mane, kažkaip ir galima kreiptis tu arba vardu, jam būna taip įdomu ir aš galvoju, tai kiek tos hierarchijos yra aplinkui, ar ne, jų gyvenime santykiuose. Ir jiem tas pasitikėjimas būna, labai svarbus dalykas. Tai aš tiesiog kartais galvoju, kad, taip kaip mes matom tos jaunus žmonės, čia yra iššūkis, kaip mes juos priimam, kiek mes jiem leidžiam būti savim, eksperimentuoti, klysti ar nesusirinkti, suprasti, kad ypač paauglystės laikotarpį jie turi atsiskirti, jie turi sukurti savo identitetą ir mums, ir kaip tėvam ar auklėtojam, mokytojam aplinkai labai sunku tą išbūti. Tai man atrodo, ir aš pati tame, patiriu iššūkį, ar ne ypač savo artimoje aplinkoje, bet, tą suprantant yra truputį lengviau. Tai man atrodo, kad šiaip, ne ta veikla iššūkis yra, bet kaip tą aplinką paruošti, sukurti tiltų, supratimą kažkokį formuoti apie tą jauną žmogų ir padėti jam išgyventi tą laikotarpį, kuris paskui vis tiek visi mes tampam suaugusiais kažkada, kaip pagalvoju, bet labai daug yra nepasitikėjimo jais tuo metu, o reikėtų jo daugiau, man atrodo. Yra tokių jaunų žmonių nemažai, irgi tikrai yra tokių jaunų suaugusių, vadinasi, kuriem jau yra 18 metų, bet kurie vis dar nes yra kažkokia tokia tradicija, nežinau, stebuklinga, kad ir kai mes kuriam organizaciją apie tai, kad, sukaks 18 metų, jis kažkaip jau viską žinos. Jeigu mes čia labai padirbsim su vaikais, paaugliais, 18 ir jau viskas jam, bus paruoštas, viskas susitvarkys. Ir man atrodo, kad daug tokių jaunų žmonių, kurie, nesustvarpo, ar tos krizės ištinka po 18 metų, ir tada jie yra jauni, bet tada tie irgi reikalavimai, dirbti, turėti kur gyventi, jeigu tu neturi, pavyzdžiui, šeimos, arba tu atvykęs iš mažesnių miesteliuose, čia, pavyzdžiui, tai, profesinę atvažiavai mokytis ir tada iš jos iškritai, tada kur tau gyventi, ką daryti. Į tokios tikrai, aš manau, yra tokia vis aktualianti tema, yra ta paslėpta jaunimo benamystė, kai jie negyvena kažkur gatvėse, bet pas draugus, pas kažkokius pažįstamus, arba eina nuo vakarėlio prie vakarėlio irgi yra tokia, ir tada mums atrodo, kad jie čia toks gyvenimo būdas, bet tai iš esmės ateina iš to, kad jie neturi kur eiti, neturi kur nakvoti, neturi kur gyventi, neturi darbo. Tai yra tikrai, aš sakyčiau, tokia didėjanti problema ir tikrai labai mažai paslaugų socialinių, būtent tam tarpu nuo 18 iki 29 metų, iki 30 tiems žmonėms, nes tarsi jau mums atrodo, suaugęs žmogus jau turi savim pats pasirūpinti, ir kažkaip mes jūs paliekam vienais. 3 iniciatyvios moterys susibūrė dėl labai paprastos priežasties, kad neliktų jaunuolių, kurių niekas nenori matyti, girdėti ar priimti. Kad ne vienas jaunas žmogus nesijaustų nepageidaujamas. Visgi jos pastebi, kiekvienas žmogus gali būti tais 4 milimetrais, mažu, bet esminiu postūmiu. Kartais tiek ir te užtenka, kad kažkas užaugtų. Kad nebūtų jaunuolių nepageidaujamų. Ir tiesiog, kad turėtų galimybių. Visi jaunuoliai, ne tik tie, kurie, kaip sakau, greiti, vikrus ir drąsūs, bet yra jaunuoliai, kuriems šiaip sunkiau yra įsikabinti tą gyvenimą, pasimti tų galimybių perspektyvą į save kitą pagauti kažkaip. Tai aš labai norėčiau, kad galėtumėm juos kažkaip sudaryti sąlygas visiems tą prieiti, kažkaip turėti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.